Sveiki visi, jūs esate CryptoArt YouTube kanale ir visų pirma noriu jūs pasveikinti su naujais metais ir palinkėti, kad šitie metai būtų geresni nei prieš tai esantis. Šiandien mes kalbėsime apie rinką ir pabandysime kartu su jumis suprasti, ko mes galime tikėtis iš jos toliau. Nepamirštam paspausti like ir subscribe mygtuką bei aišku parašyti savo mintys komentarę. Čia aš esu VEX kriptovaliutų birža ir mes matome, kad štai čia yra pas mane Bitcoino grafikas ir lokaliai mes turime štai tokį modulį. Dabar mes keliausime į TradingView ir pasižiūrėsime, ko mes galime tikėtis ir ką tai reiškia grafike. Taigi štai čia yra Bitcoino grafikas, čia yra 4 valandų time frame'as ir čia yra lokalus grafikas ir mes turime labai gražią lokalią zoną, tai čia yra pasipriešinimo zona ir jinai yra maždaug nuo 90 tūkstančių iki 90 tūkstančių su pusė. Ir štai čia mes turime kainos spaudimą, čia yra lokalus kainos spaudimas ir kaina spaudžiasi prie štai šitos pasipriešinimo zonos. Ir ką tai reiškia, tai trumpai tariant, jeigu mums pavyksta įsitvirtinti, galimas retestas ir mes eisime testuoti tai šitą levelį. Kas tai yra per levelis, tai mes dabar eisime į vienos dienos time frame ir mes matome, kad štai čia yra pas mus dienos kanalas, kuriame Bitcoinas paskutiniu metu juda. Taigi, jeigu mes pramušime dabartinę lokalią pasipriešinimo zoną, mes eisime testuoti štai šitą pasipriešinimo levelį, kanalo viršutinę ribą ir klausimas, ar mes vėl gausime rejectą ir keliausime testuoti žemiau esančias palaikymo zonas, ar vis dėlto mes gausime pramušimą ir eisime ir pratestuosime 100 tūkstančių psichologinę ribą, pasipriešinimo zoną ir tada jau turėtume stebėti reakciją. Taigi, jeigu mes žiūrėsime štai šitą grafiką, tai mes matome, kad situacija yra labai panaši į dabartinę, bet čia yra vienas esminis skirtumas, kad štai čia buvo nuimtas lautaškas, tai reiškia, kad buvo surinktas likvidumas ir mes pamatėme tolimesnį augimą. Štai čia yra sekantis Bitcoino grafikas, čia yra irgi 4 valandų time frame'as ir čia pas mus yra nelabai gražus, bet yra triple bottom ir matome, kad štai čia yra lokalūs leveliai, bet mūsų domina štai šita pasipriešinimo zona, kuri yra maždaug nuo 92,5 iki 94 tūkstančių dolerių ir jeigu mes pramušime pasipriešinimo zoną, apie kurią mes ką tik kalbėjome, mes eisime ir testuosime štai šitą pasipriešinimo zoną ir jeigu mums pavyks ją pramušti, tai mūsų tikslas yra 100 tūkstančių dolerių ir mes galime drąsiai pratestuoti šitą ribą ir čia bus tikrai pakankamai daug pardavimų, bus pakankamai daug spaudimo iš pardavėjo, čia tikėtina bent jau augimas sustos, jeigu bus kažkokia konsolidacija žemiau levelio, galimas tada jo pramušimas, bet kol kas apie tai kalbėti yra anksti, kol kas mūsų domina štai šitą situaciją. Štai čia yra sekantis lokalus grafikas, jūs esate šitą grafiką matę, tai mes turime šitame grafike bear flagą ir ką noriu pasakyti, kad mes turėjome štai čia trendo liniją, šiek tiek priartinsiu ir mes matome, kad Bitcoinas jau bando pramušti ir eiti aukščiau, tai mūsų dabartinis tikslas yra maždaug štai šita pasipriešinimo zona, iki kurios mes tikėtina ir nueisime ir bent jau ją pratestuosime, jeigu mes gausime rejectus ir vis dėlto mes bandysime pramušti štai šitą apatinę trendo liniją, pas mus turėtų veikti štai šitas modulis, kuris vadinasi bear flagas, tai mes eisime žemiau ir testuosime maždaug štai šitą palaikymo zoną. Štai čia yra Bitcoino savaitinis grafikas ir mes matome, kad turime savaitinėme grafike štai tokį kainos spaudimą, tai čia yra trikampio modulis ir mums sako, kad čia kaina spaudžiasi ir greitų metų mes turėtume pamatyti arba pramušimą į viršų, arba pramušimą į apačią ir būtent šis trikampio modulis mums pasako, kad pramušimas tiek į apačią, tiek į viršų turi lygias galimybės. Jeigu mes atkreipsime dėmesį, tai štai čia yra pakankamai stipri pasipriešimo zona, pasipriešimo levelis ir tai yra maždaug ties 100 tūkstančių dolerių. Jeigu mes įsijungsime vienos dienos time frame'ą, noriu jums iškart pasakyti, kad mes turime mažėjantį trendą ir mums tai pasako štai šitas indikatorius ir matome, kad dabar kaina vėl bando testuoti ir bando pakeisti trendą. Tai yra, jeigu mes gausime vienos dienos time frame'ą impulsą, užsidarysime šiek tiek aukščiau nei yra štai šitas indikatorius, tai reiškia pas mus yra pirmas ženklas, kad mes eisime testuoti 100 tūkstančių dolerių ribą. Kaip ir minėjau, kad trikampio modulis mums duoda suprasti, kad pas mus yra lygios galimybės tiek eiti į apačią, tiek eiti į viršų ir čia reikėtų dirbti, tai yra prekiauti priklausomai nuo to, kur bus pramušimas. Jeigu bus pramušimas į viršų, tai reiškia mes galime imti long poziciją ir tikėtis tolimesnio augimo ir lygiai taip pat, jeigu bus pramušimas į apačią, tai reiškia mes eisime žemiau.
žemiau. Taigi štai čia yra sekantis Bitcoin savutinis grafikas ir aš jums esu pažymėjęs štai tokias palaikymo zonas ir noriu trumpai pakomentuoti. Kol kas mes matome, kad štai šita geltonoji zona maždaug nuo 84 iki 86 tūkstančių dolerių jinai pakankamai gerai laiko kainą ir mes gauname atšokimus. Bet noriu paminėti, kad kuo turime daugiau retestų, tai reiškia to levelis arba zona darosi silpnesnė ir jeigu štai čia mes gausime rejectą, yra didelė tikimybė, kad mes eisime žemiau ir pratestuosime žemiau esančias zonas. Tai šita žalioji zona, jeigu mes čia būsime, tai čia yra maždaug nuo 55 iki 59-60 tūkstančių dolerių, tai čia tikrai verta žiūrėti long pozicijas, bet aš jau žiūrėsiu ir štai čia, tai čia tiesiog bandysiu imti keletą entry taškų, žiūrėsiu kokia bus reakcija ir yra didelė tikimybė, kad būtent nuo štai šitų palaikymų zonų mes gausime atšokimą. Taip pat noriu paminėti, kad štai čia yra vienas scenarius, čia yra dabartinis scenarius ir jie yra savotiškai panašus, tik yra vienas esminis skirtumas, kad štai čia buvo nuimtas likvidumas ir buvo atnaujintas low taškas, o štai čia mes matome kainos spaudimą ir jeigu mums pavyks pramušti šitą levelį, mes tada eisime aukščiau ir testuosime bent jau 100 tūkstančių dolerių ribą. Tai čia mes turime sekantį Bitcoino grafiką ir pas mus yra štai tokios naujienos, tai yra pas mus jau buvo tokios naujienos, tai yra Japonijos centrinis bankas kelia palūkanas ir mes matome, kaip rinka reagavo prieš tai ir trumpai noriu pakomentuoti, kad mes turime keletą savaičių kažkokį augimą ir dabar mes turime taip pat naujosius metus ir po naujųjų metų mes keletą dienų, keletą savaičių matome impulsus į viršų ir jeigu mums nepavyks įsitvirtinti aukščiau esančių pasipriešinimo zonos, apie kurias mes kalbėjome, tai reiškia, kad mes matysime daugmaž panašų scenarių, kaip ir buvo prieš tai ir pas mus yra štai šita palaikymo zona, iki kurios mes tikrai nueisime, jeigu suveiks prieš tai esantis moduliai, kaip ir buvo prieš tai, tai mes matome štai čia grafike ir dabar mes matome, kad štai čia yra kainos spaudimas ir jeigu jis nepasiteisins ir mes gausime rejectą, tai reiškia, kad Bitcoinas pramuš tai šitą trendo liniją ir eis link šitos zonos. Tai čia yra pakankamai svarbus dalykas, ką jūs turite žinoti ir ko tikėtis. Čia yra labai paprastas modulis. Mes turėjome kritimą, turėjome mažėjantį trendą ir dabar pas mus yra kainos spaudimas ir dažniausiai ir yra didesnė tikimybė, kad mes pamatysime impulsą į viršų ir vis dėlto pramušime pasipriešinimo zoną ir bent jau nueisime iki 100 tūkstančių dolerių ir pratestuosime šitą psichologinę ribą. Taip pat štai šitam grafike mes turėjome štai tokį kanalą ir dabar matome, kad Bitcoinas bando grįžti ir išėjo iš prieš tai esančios konsolidacijos, iš prieš tai esančio kanalo ir bando vėl grįžti į kanalą ir štai čia pas mus yra 50 dienų moving average ir mes matome, kaip veikia prieš tai, buvo fakeoutas, buvo retestas ir mes turėjome dienos grafike mažėjantį trendą ir dabar Bitcoinas bandys tą trendą pakeisti. Jeigu gausime rejectą, tai aišku čia gausis fakeoutas ir eisime į viršų. Tai čia yra pakankamai svarbi pasipriešinimo zona, pasipriešinimo levelis, į kurį mes turėtume atkreipti dėmesį ir tai maždaug yra 92-91,5 tūkstančių dolerių. Taip pat noriu priminti, kas prekiaujate, ypač kas intensyviai prekiaujate ir dar neturite VEX paskyros, tai rekomenduoju susikurti paskyrą pagal mūsų duotą nuorodą arba pasitikrinti, kad būtų įrašytas referral code žodis Arktika ir lygiai po vienos dienos, kai jūs užsiregistruosite, jūs gausite VIP2 statusą ir tai reiškia, kad jūs galėsite pakankamai daug pinigų sutaupyti ant komisinių mokesčių, tai yra jūsų komisiniai mokesčiai bus mažesni. Na ir taip pat VEX kriptovaliutų birža vyksta pakankamai daug ir pakankamai dažnai įvairiausių eventų, kuriuose jūs galite dalyvauti, pasimti bonusus ir taip pat dar jūs gausite bonusų nuo mūsų. Tad kas norite pasinaudoti šitais bonusais, ypač pasinaudoti VIP2 statusu, tai visas nuorodas jūs rasite šio video aprašyme arba jeigu jūs žiūrite iš telefono, tai galite tiesiog įrašyti referral code žodis Arktika ir jūs gausite štai tokius bonusus nuo mūsų. Labai seniai nekalbėjau apie Bitcoino dominaciją, tai trumpai noriu ją paminėti ir trumpai noriu parodyti, ką mes joje matome. Mes matome, kad čia yra 4 valandų time frame'as ir štai čia buvo savotiškas lokalus kanalas, kurį mes pramušime ir dabar matome, kad štai čia yra raudona trendo linija, kurią mes testuojame. Taigi, ką reiškia ta raudonoji trendo linija, tai trumpai noriu pakomentuoti. Jeigu mes dabar ją pramušime, mūsų tikslas yra maždaug štai šita palaikymo zona. Dabar aš jums ją ir nubražysiu. Jinai yra maždaug štai čia.
Ir dabar jūs turite suprasti, kad jeigu Bitcoin dominacijos dienos grafike mes gausime impulsą į apačią ir šita žvakė užsidrys šiek tiek žemiau nei yra trendo linija, tai yra didesnė tikimybė, kad mes eisime į apačią ir protestuosime štai šitą palaikymo zoną, kuri yra maždaug ties 58% ir tai reiškia, jeigu mes matysime, kad Bitcoin dominacija krenta, tai mes galime suprasti, kad pinigai iš Bitcoin, tai yra likvidumas, keliauja į altcoinus, tai yra į Ethereumą ir kitus mažesnius altcoinus ir tai mums duoda aišku suprasti, kad mes galime tikėtis bent jau lokalaus augimo ir aišku tada galime ieškotis long pozicijų ir pasimti mūsų profitą. Štai čia yra sekantis Bitcoino grafikas, tai čia yra savaitinis time frame'as ir tiesiog noriu trumpai priminti, kad mes turime Bitcoino ciklus, tai štai čia yra bull marketas, štai čia yra bear marketas, tai yra aš jums atitinkamai pažymėjau grafike ir dabar mes kaip matome, kad Bitcoinas įžengia į savo bear marketą ir kol kas mes judame būtent šitoj ciklo fazė ir tai reiškia, kad mes galime tikėtis globaliai, kad Bitcoinas čia gali padaryti dar vieną mažėjančią bangą ir dar eiti žemiau ir protestuoti palaikymo zonas, apie kurias mes su jumis ir kalbėjome. Na ir trumpai noriu paminėti apie Ethereumą, tai čia yra Ethereum'o savaitinis grafikas, tikriausiai daugelis iš jūsų esate šitą modulį matę, tai trumpai noriu pakomentuoti, kad mes turime štai šitą scenarių, turime dabartinį scenarių ir turime štai šitą levelį, tai čia yra palaikymo levelis ir matome, kad šitas palaikymo levelis atlaikė kainos spaudimą, gavome atšokimą ir dabar mes galime šiek tiek priartinti ir galime iškart kartu su jumis nusibražyti maždaug štai tokią pasipriešinimo zoną ir jeigu savaitinėme grafike mums pavyks užsidaryti šiek tiek aukščiau, ten įsitvirtinti, mūsų gali laukti panašus scenarius, tai dar vienas bandymas atnaujinti all-time high ir nueiti šiek tiek aukščiau. Čia yra labai svarbi riba, į kurią mes turime atkreipti dėmesį ir jeigu mes atkartosime prieš tai esantį scenarių, tai mes pamatysime ir panašų augimą. Jeigu mes žiūrėsime į firmą lokaliai, tai čia yra 4 valandų time frame'as, mes matome, kad nuo pat kalėdų į firmą judėjo štai šitą zoną, tai čia buvo palaikymo zona, prieš tai turėjo labai gražų modulį, kuris vadinasi Head and Shoulders, jį atidirbo ir štai čia mes gavome konsolidaciją. Čia yra viskas labai panašu kaip ir Bitcoino grafike, buvo kainos spaudimas, jis dar ir yra ir matome, kad dabar testuoja štai šitą pasipriešinimo levelį, kuris yra maždaug $3130 ir jeigu mums pavyksta jį pramušti, keliausime ir protestuosime štai šitą pasipriešinimo levelį. Čia galimai augimas kažkiek sustos ir vėliau mūsų tikslas tada protestuoti sekantį pasipriešinimo levelį, kuris yra ties $3430. Tai kol kas mes turime rinką štai tokią situaciją. Tikiuosi šitas video jums buvo naudingas. Nepamirštam paspausti like ir subscribe mygtuką, taip pat galite parašyti savo mintis apie tai, kokius jūs laukite 2026 metus, kas liečia kriptovaliutų rinką. Iki greito!